neįmanoma laimėti. Nu kaip to neįmanoma, tiek pražaidėm jau. Baigiam žaisti. 100 dienų mes su tą Romopolį žaidžiam. Žiūrėk, pinigus mums buvo ne. Ai, žaidžiam. Čia nebesąžininkai viskas gaunas. Nu sąžininkai, visi žmonės visą gimnaziją laimėjo. Ai, tai tau gerai, kai tu laiminėjai. Nu galime skaityti normaliai, kažkur išeiti, pasivaikščioti, paveikti kažką. Žaidžiam ir žaidžiam tą tą Romopolį. Taigi žiūrėk, pabaigiam žaisti ir išeisi. Okei? Ir vakar taip sakyti. Riden. Sveiki, mes su žaidimo Romopolio ir atvykom nusipirkti visą Romuvos gimnaziją. Bet mums tai nepriklauso Romuvos gimnazija. Ji priklauso Romuvos abiturientams. Tai ką daryti mums čia įmanoma, tada kažkaip laimėti šitą žaidimą? Manau, reikės tartis su 12-okais. Na, 12-okai, ar sutinkate perduoti Romo 11-okams? Na, labai džiugu, kad taip vertinate savo mokyklą. Tačiau vis tiek reikės perduoti. Tačiau prieš perleidžiant Romovą 11-okams mes turime padėkoti ir pagerbti 52-osios laidos abiturientus. Norime pasidžiaugti visais 52 laidos laimėjimais, pasiektais vaikystėje, asmeninėme gyvenime ir mokykloje. Gyvenimas kaip niekada nesustojantis žaidimas. Taip ir jūs, baigę mokyklą, nesustojate žaisti. Pridedami kauliuko fortūnos ratu, vis atsistojate ant kito langelio, kuris gali pakeisti jūsų gyvenimą. Kviečiame tarti žodį mūsų mokyklos direktorę Rasą Pranckūnienę. Labai diena. Svečiai, mėly vaikai, gerbiami tėveliai ir brangūs mokytojai. Šiandien šventė džiaugsminga, ypatinga, bet gal kartu ir truputį liūdna. Jūs nuėjote. Jūs nuėjote ilgą kelią mokykloje, o dabar girdės. Jūs nuėjote ilgą kelią mokykloje ir atsistojate kryžkelėje su kliūtimis, bet aš manau, kad tos kliūtys jums įveikiamas. Jūs 12 metų sėmėt mokslo žinias, gal kada šlubuodami, bet visada linksmai, gal pykdami ar džiaugdamiesi, bet aš tikiuosi, kad jūsų žinių bagažas yra labai gausus. Tad norėčiau jums palinkėti naujo kelio pradžioje, reikiamų metu atsiminti tą, ką jums sako mokytojai. Gal baltos drobulės prireiks, gal dievų miškas jūs gelbės, o gal tikimybių teoriją prisiminsit, ar logaritmą, gal ląstelės sandara jums iškris kaip laimės kauliukas, bet visada prisiminkite vieną, gal ir kertinį fizikos dėsnį, bet labai svarbu gyvenime. Visada veiksmas lygus atoveiksmiai. Aš labai tikiuosi, kad Romuvos išauginti, išpuoselėti maži vandens lašeliai virsų pokšniais, upėmis ir įsilies į gyvenimo vandenyną. Brangus tėveliai, jums liko labai nedaug.
sulaukti jūsų 12 metų irgi darbo įvertinimo. Tad palaikykite vaikus egzaminų metu, priminkit, kad laiku atsikeltų ir paklauskit, palinkėdami išeinant sėkmės, ar pasiėmė svarbiausią dokumentą, kad po to nebūtų bėdos. Mėly mokytojai, atvedėm laidą prie egzaminų slenksčio. Bus dar susitikimų, tad sudėkime visus taškus ant jį, sudėkim kablelius ir palinkėkim mūsų vaikams sėkmės. Sėkmės jums, mūsų brangus abiturientai. Ačiū mūsų mokyklos direktoriai Rasai Pranckūnienei. Taip pat į sceną abiturientų pasveikinti kviečiame Rokiškio merą Ramūną Gadeliauską, švietimo skyriaus vedėją Aurimą Laužadį ir Rokiškio Juozo Tuvelio progimnazijos direktorių Zenoną Pašiūną. Labą dieną, gerbiama direktorė, mokytojai, tėveliai, na ir žinoma, abiturientai. Šiandien tokia simbolinė diena, ne tik šios šventės proga, bet taip sutapo, kad šiandien aš pasirašiau sprendimą dėl gimnazijos vardo suteikimo ir naujų nuostatų patvirtinimo Romuvos gimnazijai. Aš iš tikrųjų esu dėkingas jums, abiturientai, už kvietimą atvykti į jūsų šventę, į šią gražią šventę, kuri yra ne tik linksma, bet tuo pačiu ir šiek tiek liūdna, galbūt graudulinga, kuri kupina tuo pačiu ir padėkos, jūsų padėkos savo tėvams, savo artimiesiems, mokytojams ir visai gimnazijos bendruomeniai. Ir tuo pačiu ši šventė kupina šiokios tokios nežinios, kuri lydės jūs ateinančius keletą mėnesių. Ir kad ir kur ta nežinia jūs nuves, niekada nepamirškite vietos, kurioje gimėte, kurioje augote, kurioje mokatės. Tegul jūsų įgytos žinios, įgyta gyvenimiška patirtis grįžta į Rokiškį. Kartu grįžte ir jūs, o Rokiškis visada jūsų lauks. Visada lauks jūsų idėjų ir jūsų gražių darbų šiam miesto labui. Aš linkiu jums maksimalaus susikaupimo egzaminam, žinoma, ne šį vakarą, nuo rytdienos. Ir šiek tiek su jumoru noriu palinkėti Liepos 19, einant iš bažnyčios iki muziejaus, kur mes susitiksim ir galėsiu jūs kiekvieną pasveikinti su brandos atestato įteikimu. Nenutrint kojyčių, kad nauji puošnus bateliai, vyram batai, nenuspaustų jūsų kojų, nes tas grindinys prie dvaro neypatingai patogus vaikščiot basiem. Tai iki susitikimo Liepos 19. Labą dieną, gerbiami abiturientai, jų tėveliai, kolegos mokytojai. Smagu stovėti šioje scenoje ir žiūrėti
kaip užauga mūsų vaikai. Aš atsimenu, prieš 12 metų jie nedrąsiai atidarė Tubelio progimnazijos duris ir susitiko su savo 1 klasės mokytojais. Mums jūs esat labai brangus ir aš šiandien labai gerai jaučiuosi. Aš noriu paploti kartu su visais jums, kad jūs esate energingi, žvalūs, siekių turite ir tikslų turite. Šiandien jūs galvojate, ką darysite rytoj. Aš manau, kad jūs mokėtėsi gerose mokyklose. Jūs turite tikrai sukaupę gerų žinių, įgūdžių, kurie jums padės brandos egzaminuose, kuriuos mes susitiksime. Linkiu jums sėkmės visur, nes mokytis reikia visą gyvenimą. Aš eidamas pas jūs perskaičiau mintis apie tai, ar verta mokytis visą gyvenimą. Tai Haris Fordas kalbėjo apie tai, kad mokytis reikia nepriklausomai nuo amžiaus. Kas mokosi, tas išlieka jaunas. Sėkmės jums, vaikai. Visur. Tobulėkit kiekvieną dieną. Ačiū svečiams už gražius žodžius. Dabar noriu paklausti, gal yra dar kažkas, ko mes nepakvietėme, kas norėtų pasveikinti mūsų 12-okus? Tai laukiame ant scenos. Na, jeigu niekas neateina, prieš įsibėgėjant visų 11-okų vardu, norime padėkoti abiturientei Nedai Matijūnaitei už suteiktą pagalbą ruošiant paskutinio skambučio šventę. Prašome į sceną. Ačiū labai, tikrai nesitikėjau tokio pasveikinimo. Ką noriu pasakyti, kad labai buvo gera dirbti su jumis, kiek teko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad suteikėt man galimybę dar pasidžiaugti darant tai, kas man Ačiū jums. Ačiū Nedai, didelis, ačiū Nedai.
Ačiū Kamiliai Čiuraitei. Ilgesinga vaikystė – švelnus laikas, slypintis atminties takose, kur paslaptys svyruoja tarp žaidimo ir svajonių. Gražios dienos, vaikystės kvailystė, saulės spinduliai šypsosi, kaip seni draugai. Ten, kur vaikai amžinai pasiklysta žaidimo magijoje. Garsai ir kvapai atgaivina meilės vaikystės akimirkas, kai kiekviena akimirka nepakartojamas stebuklas. Dabar pabandykite prisiminti, koks jausmas būti vaiku. Jūsų pasveikinti atvyko choreografijos mokyklos mažosios šokėjos, vadovaujamos mokytojos Rimos. Ačiū choreografijos mokyklos mažosiomis šokėjams ir taip pat norėtume padėkoti jų mokytojai Rimai. Taip, prašom į sceną. Tokiamis dienomis kyla klausimas, kas formuoja mūsų gyvenimą, požiūrius, įpročius. Tai yra tėvai, globėjai, žmonės aplinkui. Būtent tie žmonės, kurie mūsų augina, jie yra tikri, brangus draugai, kurių dažnai neįvertiname. Juk būtent jie padėjo, buvo šalia augant, augino,
Pastatė ant kojų, kai buvo sunku, vedė toliau, domėjosi mumis, klausė, ar negera, kaip šiandien sekėsi, ar sunkiai šiandien sekėsi. Bandė suprasti, kas vyksta tose vaikiškose, o paskui paaugliškose mūsų galvelėse, jūsų galvelėse. Ir patys dėl to laužė galvas. Taigi, į sceną abiturientų pasveikinti kviečiame 12 tėvelių atstovus. Mėly mūsų vaikai, gerbiami tėveliai, pedagogai ir svečiai. Džiaugiuosi, kad patys ištvermingiausi, kantriausi ir išradingiausi pasaulio abiturientai, romuviečiai, pagaliau įveikė 12 metų trukusi mokslo žinių kaupimo maratoną. Nepaisant jums tekusių iššūkių, šiandien atrodo stebėtinai šauniai. Neliūdėkit dėl gimnazijos ir simbolinio rakto, kurį atiduosit 11-okams. Netrukus gyvenimas jum įteiks tikrus raktus. Gal kam nuo automobilio, o gal kam nuo seifo, kur padėti pinigai, o gal kam tiesiog nuo garažo. Kartais gyvenime ir tai praverčia. Perfrazuodama išmintingų žmonių žodžius, noriu pasakyti, jūs prašėt jėgų, o gyvenimas davė sunkumus. Prašėt išminties, o gyvenimas davė problemas. Prašėt turtų, o gyvenimas davė raumenis ir protą. Taigi, jūs negavote nieko iš to, ko prašėte, tačiau gavote tai, kas yra svarbiausia. Todėl lenkiu galvą prieš tuos žmones, mokytojus, visą gimnazijos bendruomenę, kurie negailėdami laiko, jėgų, savo sveikatos ir netgi nervų, visą laiką buvo su jumis. Toks keistas jausmas, tarytum rudenį išlydint paukščius, skrydžiai tolimus kraštus, o pavasarį vėl laukiant jūsų grįžtant atgalios. O mes skubam, pašėlusiai skubam užaugti, kad nemaukytų mums ir nebartų. Nors ir žinom, juk daug ką paliekam už stebuklingų pasakos vartų. Bet negaila tų pasakų, kai skubi pasitikti realybės, kai tikėjimą džiugiasi nerimą, noris dauginti iš begalybės. Mūsų šitą skubėjimą teisę mums prikaišioja nerimą vėjo. Tie, kurie jau suspėjo pamiršti, kaip jie patys kadaise skubėjo. Tokia graži ir lyriška Laimingo Končiaus daina, kuri tiko kažkada mums, kuri tinka šiandien ir jums. Tad drąsiai skriskite pirmin, palankaus jums vėjo. O dabar pasirinktum. Šiek tiek iš savo profesinės srities. Kviečiu ateiti po abiturientą iš kiekvienos klasės.
Dovanojam jums po egzaminų paketą. Naudoti egzamino dieną po 2 žirnelius prieš arba po valgio ryte. Ir patikėkit, gyvenime praeina viskas. Ir tai praeis puikiai. Dėkojame abiturientų tėveliams už sveikinimą. Vaikystės meilė, neribotas, žavus vaikiškas pasitikėjimas ir džiaugsmas primena, kokie jūs visi buvote. Tačiau kiekvienas prisiminimas yra tarsi brangus akmenėlis jūsų širdies sodose. Visa tai padarė jūs tokius ir ne kitokius, kokie esate dabar. Ilgesinga vaikystė, kurioje pasaulis spinduliuoja tobulumu. Ir už kiekvieno prisiminimo slepiasi stebuklas. Tegul širdie gyvena šis švelnus ilgesys, kaip vaikystės dovanota dovana. She leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her breath.
dainuosiu, tu uždainuok ir aš dainuosiu tau, šypsosiuos tau. Dings liūdesys ir dings abejonės, nosies nenukabink, nenusimink, nenusimink. Galima savo gyvenimą supildyt ratu, siekt savų tikslų ir vėl juoktis garsiai. Galima, nori ir galima, bet ne per daug, tik nenusimink. Aš nebevenksiu, tu nevilėti tai, tai ne pabaiga, tai tik pradžia. Naujas kelionės, nauji horizontai, naujas išbandymų takas sulauks tavęs, sulauks tavęs. Galima savo gyvenimą supildyt ratu, siekt savų tikslų ir vėl juoktis garsiai. Galima, nori ir galima, bet ne per daug, tik nenusimink. Sveikiname 12-okus su mokyklos baigimu. Linkime jums sėkmės savo gyvenime ir daug nuotykių savo ateities kelyje. Ačiū jums. Perduodame žodį 12-okams. Turėjo būti komandos, jie neplanavo, taip gavo.
Vienas, 2. 3, 4. Ačiū, brangus 11-okai. Štai ir atėjo ta diena, kai mokyklos suolai sakome ate. Paskutinį kartą nuskamba mokyklos skambutis, o tai reiškia gyvenimo etapo pabaigą. 12 metų eidami tuo pačiu keliu, suprantame, kad tai mūsų paskutinis kartas, kai esame kartu. Ir prisimename tuos gerus laikus, kai viskas buvo paprasta ir nauja. Tada dar tik mokinomės rašyti, skaičiuoti, logiškai galvoti, suprasti ir užjausti. Tačiau viso to nebūtų be jų, mūsų pirmųjų mokytojų. Ačiū tarėme pirmosiams mokytojams ir prašome atsistoti. Ačiū Jums, brangios pirmosios mokytojos. Mėly auklėtojai, nuoširdžiai dėkojame Jums už įdėtą begalinę kantrybę, meilę, švelnumą, paguodos žodžius, patarimus, atsidavimą darbui ir rūpestį. Ačiū, kad padėjote užauginti sparnus skrydžiui į gyvenimą. Linkime, kad kiekvieną dieną Jums grįžtų gerumas, kurį dalinate vaikams. Ten niekada nepritrūksta jėgų, džiaugsmo ir kantrybės. Ačiū, sakome Jums. Ir kviečiame atsistoti. Taip pat dvigubą ačiū norim pasakyti mūsų auklėtojui, mokytojui Egidijui Kundrotui, kad padėjo dainas išmokti ir jas dainuoti. Ačiū Jums! Mokinomės ne tik tai dainas dainuoti, bet ir šokti. Tai norime atskirą ačiū pasakyti mokytojai Ievai už kantrybę ir geras emocijas mokant mus valso žingsnelių. Prašome atsistoti. Dėkojame Jums, brangus tėveliai, už meilės ašaras šiandien, už nubarstytą rožėm kelią, už gražų pažadą mylėti. Mes nepamiršime Jūsų rankų,
kur duona riekdavo kasdien. Ilgėsimės jūsų balso, mokančio užjaust, gailėt. Žinokit, nieko nėra pasaulyje brangesnio už tėvų namus. Kai bešviestų saulė svetur, prie jūsų slenksčio mes trokštame suklūpti. Nebešoksiu daugiau vaikystės pasakų valso, neberašysiu laiškų išgalvotiem draugam ir nebus jau tokių meilės šilančių rankų, nebelaužys krūtiniai vaikystės vėjai šakų, nes plaka širdis, bet vis žodžiai paklysta kišenį, ar kas pasakys, ar jie tau statė rogės į gyvenimo kelią, nes plaka širdis, bet vis žodžiai paklysta kišenį, ar kas pasakys, ar jie tau statė rogės į gyvenimo kelią. Gal net išgirdau ir paskui veidas sumurkdžiau, bet tikėjau šventai, pasiseks kitąsyk ir jis nieko pakels. Vaikystės pasakų burtai ir mum meilė lydės, švies tamsoj žvaigždele. Nes plaka širdis, bet vis žodžiai paklysta kišenį, ar kas pasakys, ar jie tau statė rogės į gyvenimo kelią. Nes plaka širdis, bet vis žodžiai paklysta kišenį, ar kas pasakys, ar jie tau statė rogės į gyvenimo kelią. Brangus ir mylimi tėvai, ačiū jums, kad palaikydavot ranką, kai būdavo sunku. Ačiū, kad paguosdavot, kad mylėjot ir be galo rūpinotės mumis. Atėjo laikas, kai mes turime žengti į naują gyvenimo etapą. Bet mes nepamiršim jūsų, mes jūs visada mylėsim ir lauksim, kada sugrįšim pas jus. Nes plaka širdis, bet vis žodžiai paklysta kišenį, ar kas pasakys, ar jie tau statė rogės į gyvenimo kelią. Plaka širdis,
dabar ašaras į šalis. Ir brangus 11-okai, mes jums turim kai ką pasakyti ir paskaityti. Važiuojam. Testamentą jums mėly 11-okai, paliekam šią mokyklą, mes jums sveika nesugriaukit pamato mūsų pasakyto. Čia stadionas visas, prašmatniausias ir stovėjimo aikštelė gal ne pati artiausia, bet tik įėjus į mokyklą būdintis jūs pasakys Labą rytą! Iš valgyklos plintantis papai, prie veršelkį jums pajausi tikrai. Paliekam sportą, salė jums mantra, prireikite čamrę, negautum į sprantą. Arūnas Adagolė pasakys, į varžybos užrašiau tave pakalbykį. Nepraleis liūdą šokio pamokų, pamatysi kaip vėliau jums bus aukų. Sveiki, chebrytė, jums pasakė Dienytė, su Dievu visus jūs pasitiks į mokyklytę. Rasa, Rima ir Jolantėlė, jums į galvą sugrūs nemažai kontekstėlių. Šventą trejetą čionai pamačius literatūrą, suveinios jūs tik pančius, į pagalbą vos tik prireikus, atbėgsim drutę su Hamletėliu. Telefoną dėk į Phone hotelį, pasirenom sirašyk į projektėlį. Sadrutės ir rytutės kantrybės nebandyk, už bazarą būti atsakyk. Jo lankyti nebandykite trukdyt, savaitgalis atostogauja jį matyt. Soniškos būkit pas Nataliuką, pas Valeriją apsiraminkit trupučiuką. Vokiečių mokytojas stoja pasimetus, nes klasė mokinių gretos. 1, 2, 3, pisterijo, jis ne dievas, jis kundrotas. Padarykit nuotraukytę, ryškę ir gerą, ir eglutį pasakykit, kad tai menas. Ir trečiokė, jeigu piešti pavardai, Marina Masačiuką padarys gerai. Loretos rankšluos tik taupykit, pas Virginijų rakštės neįsipareikit. Žiniuotės nepamirškit, pasugulį perikūrą padarykit, kaip Zigmulis, jei perikūras nepadės, Stalionė tave išgelbėti galės, jei tu patriotas Lietuvos, pasikvies Meškauskė neprie galvos. Prasta programa pas Grigelą gausi, jei atsakymo į klausimą neišgausi, o pas Dalytę Šaunolytę išsakosit istoriją savo mintyse. Formulės mokėkit kaip tėvė mūsų, matematikė karkaitė pasijuoks iš jūsų, berniai pakviestus jūs prie lentos, šaltas prakaitas iškoš ant tavo karto. Neviniokite šalkapkėlį į žodžių į baktą, pas jūs visus jūs į durnių laivo krantą, mokytinė ne pamokas, veda ramiai, supykus jos vis tiek neklauso mokiniai. Daryk išbariais po rimutės pamokų, po organinės chemijos, išimčių Danutė šypsenos tau negailės, po sunkios dienos prie lentos pasikvies. Aina užaugins tave į biologą, išmokins atskirti gliukagoną, pasitelkus eterinių aliejikų aromatą. Dalia pagydys tavo slogą kaip matą, prie biologijos nesupratai, Vipienė ją išaiškins paprastai. Darytas iš kantrybės neišvesi tikrai, atviruką išmokys padaryti gražiai. Jeigu sėdi pamokoj, tu pats stebulį, į pagalbą pasikviesti reikės stebulį. Būkim vieni, bet teisingi, pas Matiukaitę, nieks netingi. Į vežliuką nori sukurti gerą, pas Petkevičienę tau pakliūti dera. Jeigu 13 Mauricinės neradai, nubėgi pas Audronę, rasi ką tikrai, o jei tik knygučių pritrukai, už jį pas Redutę, padės tau jį mielai, į mokyklą tūkstantmečio jūs pakvies, direktorė Rasa iš viso širdies. Į Romuvą mes visi atėjom, greitai 4 metai praėjo, visi išeiname, su šypsena veide, jums sakom iki greito.
Na, o dabar norime pakviesti 11 atstovus į sceną. Brangus 11-okai. Iš tiesų, nuoširdžiai dėkojame už visas gražias emocijas, už jūsų sukurtas šventes mums. Ir taip pat kaip 12-okai, kaip abiturientai, norim palinkėti be galo didelės stiprybės, kantrybės, taip pat susikaupimo, nes mes esame 12 klasėje, tuoj laikysime egzaminus. Ir iš tiesų yra labai keista būti tokioje dalyje. Ir po metų tai ateis pas jūs. Pajausite padėsite paskutinius žingsnius mokykloje, atsisveikinsit, padėkosit savo mokytojam. O prieš sulaukiant tos akimirkos, to momento, nepamirškite išlikti savimi, būti atviri savo ir džiaugtis kiekviena diena ir kiekviena akimirka. Norime jums įteikti relikviją, norime įteikti mokyklos raktą, kuris atrakins ne mokyklos duris, bet žinių skrynes. Tai saugokit raktą, saugokit mūsų mokyklą, nes tuo jūs būsite tos mokyklos, kaip sakant, valdžia, 12-okai. Ir taip pat norime įteikti mūsų gražius veidelius, vinjetę, kuri kabės mokykloje, kurią pamatę galbūt prisiminsite bent vieną iš mūsų. Tai taip pat įteikėme ir vinjetę. Šiek tiek didesnė dovana lauks mokykloje. Tai irgi kitą savaitę, neatskleisiu kada, tegu būna intriga, irgi pamatysite mokykloje kažką nuo mūsų padovanota. Ir dar yra vienas dalykas, kurio nežinau, ar rado ar nerado, buvo maišas paslėptas. Tenai užkulisiuose mažas maišas buvo paslėptas. Ar radot, ar neradot? Taip. Na, o su šiuo maišu norime jums įteikti mūsų testamentą, kuris buvo šiek tiek kitoks. Galėsit paklausyti, jeigu norėsit, galėsit paskaityti, ką mes tenai repavom ir po saldžią dovanėlę. Tai ačiū jums labai.
Mes visada laukdavome paskutinės mokslo metų dienos. Paskutinė pamoka – užpildyti užrašai ir atsiskaityti visi kontroliniai darbai. Su džiaugsmu mes skriedavome pro mokyklos duris, žinojome, atversime jas vėl. Tačiau šiandien viskas jau kitaip. Skambiname paskutinio skambučio varpą ir žengiame pro mokyklos koridorius paskutinį kartą. Jaunesnieji žiūri į mus pavydžiai, o mums atsiveria naujo gyvenimo etapo takai. Ir taip staiga prabėgo 12 mokslo metų. Po vasaros kiekvienas kur savo ateities planą. Naujos patirtys, nesėkmės, pasiekimai ir sukurti nauji prisiminimai. Rodos vakar dar tik buvome išsigandę nauji mokiniai. O šiandien paskutinį kartą šokantis 2024 metų vaikai. 12 valsas. With
kažkokio liūdesio, pasilgimo, tai yra kartu ir džiaugsmo ašaros. Ačiū už visą džiaugsmą, kurį jūs atnešėt šį vakarą mums. Ačiū jums. O dabar kviečiam dvyliktokus bendrai nuotraukai. Ateikit.